Labas rytas, tai sveiki atvykę į dar vieną mūsų kasdienį vlogą. Pirmas dalykas, išėjom pasivaikščiot, nes dabar rytais pradėjom vaikščiot. Mes stengiamės vaikščiot, netgi jeigu yra ten kažkoks mažiukas lietus. Praktiškai Antarktidoje vaikščiam. 13 laipsnių, čia ne jokai. Mes telefonų neimam. Jo. Nieko absoliučiai su savim, tuščiom rankom, tuščiom kojom, tuščiom galvom einam iš pat ryto ir labai faina, nes kažkaip toks jauties šviežiai. Įsižeminis. Taip, įsišaknyjęs. Bet šiandien ėjom su tikslu, kava baigėsi mano kavos aparate, tai paėmėm Taste Map'o pupeles. Aš šiaip varysim dabar namo pusryčiaut. Pusryčiam pas mus kasdien tas pats. Agurkai, pomidorai, sumuštiniai kažkokie. Čia su tūno užtepėlė ir agurkų ir krapais biškai padžiausiai. Čia su pesto, mozzarella ir pomidoriukas. 3 kiaušiniai, jogurtukas, ovas, apelsinas sultis. Taste. Gerai. Oho. A ne? Bet jinai gerokai skanesnė. Rimtai? Tu šitą ragavai? Ne. Nu gerti tą kavą. Liktus tą kavą. Tai tau viskas čia kapsi. Galinė jogina žažpylį kavą. Žodžiu, kavos skani mums patinka. Žodžiu, aš varysiu darytis japonišką manikiūrą. Šiuo metu mano nagai nėra geriausiai būsenai. Švelniai tariant. Aš turiu kažkokią dilemą, kad aš negaliu rasti savo, kas man padarytų normalų manikiūrą Vilniui, nes su vienu salonu aš galimai truputį neigiamos notos išėjau. Viena buvo faina manikiūristė, bet man į per toli. O dar pas vieną aš tokius įrašyti vis niekaip negaliu, nes ten būna visi užimti laikai. Aš pagalvojau, aš gal biškai pailsėsiu nuo manikiūro, nes aš darausiu kokius 3 metus, arba kaip minimum 2, be perstojo. Aš noriu pasidaryti japonišką manikiūrą. Japoniškas manikiūras iš esmės, kiek aš domėjausi, tai kai labai pamaitina tavo tiek nagą, tiek odeles ir tiesiog labai tvarkingai atrodo nagai. Mane labai tas užkabino, kas šiaip yra ironiška, nes aš Japonijoje dariausi manikiūrą ir ten kaip tik padarė gražiai patį manikiūrą, bet odelių nieko nesutvarkė ir atrodė, nelabai gražiai. Tai dabar varysiu, pirmą kartą darysiu tą japonišką manikiūrą, tai įdomu kaip gausis. A few moments later. Nu, vat kas gavosi. Šiaip labai faina, kad jie taip blizga, matot? Šiaip aš labai patenkinti, iš tikrųjų net fainiau negu galvojau, nes negalvojau, kad jie taip blizgės ir taip tvarkingai atrodys. Tai va, kainavo šiam 3 eurus. Ruošiamės į sporto salę. Mes kaip tikri gym rats. Sportinės žiūrkės. Kaip tikros sportinės žiūrkės. Turim elektro, intense, pre-workout, citrulin, beta-alanin, taurin. Aš iš viso šito žinau tik pre-workout. Žodis. Taip. Bet jis nėra su kofeinu, tai aš norėsiu taip pat dar espresso prieš išeinu. Iš baristas. Hey, little barista, I want espresso, please. Faster! Labai šiaip skanus, labai cheminis, bet labai pažiūrėkit, koks jis gražus. Lik bubblegum turėtų savo gėrimą. Barbie lik turėtų savo gėrimą. Sasha, the monster. Kaip sekasi? Nu taip, nelabai aš galiu susifokusuoti šiandien normaliai, bet šiaip nuo 1 iki 10 7. Ką tau? 8. Dar kitą pasakyk, nes aš savo liežuvį kažkodėl iškišau kažkam. Kiek tau? 8. Neblogai. 8. Koks įdomus skaičius, tu kamuoliukai. 8. Neblogai. Okay, paliksim Sašą su savo šizofrenija. Sveiki sugrįžę. Mes grįžome iš sporto salės. Aš mums darysiu poke bowl, kuriuos su to pačiu ką nupirkom. Duona, jūros dumbliai, agurkai, soja, high protein mousse, mango, varškė, edamame, kewpie majonezas. Čia yra japoniškas majonezas. Jame naudoja ne visą kiaušinį, bet kiaušinio trynius ir... Palauk, ir paprastam naudoja. Japoniškam naudoja daugiau trynių negu aliejus. Jo skonis toks tiesiog ryškesnis, intensyvesnis. Toks skanesnis majonezas. Nueisiu į dušą ir pradėsim gaminti poke bowlą. Turiu marinuotą lašišą, ryžius, mangą, agurką, edamame. Ir dabar parodysiu, kaip atrodys viskas kartu. Check this out. Fresh mango. Cucumber, a little bit of edamame, rice, salmon, kewpie mayo, straight from Japan. The little seeds, the sesames. What's the name? Salmon pokeball. Salmon pokeball. Wow. Oh, a little seaweed. What's it again? Seaweed. Oh, seaweed. Oh, Pepe. Ne, čia nesąmonė kažkokia pradėjau. Skanaus. Prašau, skanaus.
Labas rytas. Oras šiandien nelabai pasivaikščiau. Šiaip laukia tik realiai 12 laipsnių. Mes einam šiaip ne tiek pasivaikščioti, kiek pas mane bus kraujo tyrimai. Pažiūrėkite komentarus, ar jūs bijot kraujo tyrimų, nes aš labai dažnai beveik nualpstu. Bijai kraujo tyrimų? Ne, man tik vieną kartą nežinau, ar teisingai ar kažką padarė, ar tai aš kažkaip gal ranką neteisingai sulinkiau, bet man buvo mėlynė per visą ranką. Oho. Nuo čia iki čia. Ir aš Realiai? negalėjau jos sulenkti. Man tai tik buvo, kad labai ilgai traukė kraują ir vis negalėjo ištraukti iki galo. Ir priklauso nuo tavo įsitempimo, jeigu tu labai įsitempus, tai pas tave labai sunku paimti kraują. Tyrimai priduoti, aš nenualpau, nors buvau ant ribos, bet nenualpau. Ir dabar darysim mums pusryčius. Tai pusryčiam turim kiaušinius, pomidoriukus, agurką, skrebučius su tuno užtepėlę ir gigantiškais svogūnlaiškiais. Skanus! Ačiū. Kodėl tu čia su tą savo kamerą? Ką tu čia ateisi su savo kamerą? Va, prašau, blogiausių žmogaus momentų ateit. Saša, ką tu čia darai? Žodžiu, Saša, išpratėjimo ribos. Šiaip nebuvo jokių požymių, šiaip niekas su juo nebuvo, ten žaidė kažkokius savo žaidimus, bet... Kas mielus po Japoniją šakinėjimus. Nu kaip jis tai daro? Tai filmuoji? Tai čia pati žaidimo pradžia, jau ką. Pati, čia... Ištampta? Nu, truputį taip. Tai susitrauksit gal. Viskas galite mane kalbėti? Jo, mes pageidautume. Šiandien mūsų planas yra apvažiuoti į 3 Lietuvos miestus, nes aš filmuosiu video, kur ragausiu visokius lietuviškus patiekalus. Šiaip man parašė keliauk Lietuvoje. Ir aš šiaip iš tikrųjų nežinau, kad Lietuvoje yra tokie patiekalai kaip kakorai, šiuškės, grobas, vienas patiekalas, šilaliai yra kakutis. Tokį darysim video reklamai. Aš turiu asmeninę vairuotoją, Sašą. Alfredai, prašau nugar, paneigės gerų linijų. Alfredai, į Betmobilį! Bet pradėsim mes nuo Trakų. Čia yra laumės plaktinis. Jis yra iš juodos duonos. Čia atspėjo juodų duoną. Džiūvėsėlių, džemo, plaktos grietinėlės ir konservuotų vaisių. Toks įdomus. Jis man tiramisu šiaip primena. Blemba, jo biški. Jis man primena ir aš... Kažkoks vaisinis tiramisu su džiūvėsėliais. Ir tiramisu yra mano top 1 desertas. Aš labai mėgstu tiramisu, man labai patinka šitas. Šiaip labai kėdė, kad čia juodos duonos džiūvėsėliai, nesuprantu kodėl, bet man jie kažkokiam... Skanesni, nes jie tokia raukštelė dar biški turi. Jeigu ką, aš laikau vairą, bet jeigu nelaikai vairo netgi, tiksliau, gerai, kaip čia pasakyti, kad neinkriminuot manęs. Jeigu nelaikyt labai trumpai vairo, tai mašina pati... Truputį vairuoja už tave, kaip padeda tau vairuot. Aš nežinau, kam to reikia, jeigu aš vis tiek negaliu... Aš laikau. Tai ir gerai, tai nereikia. Pavairuosiu pats. Labai reikia. Labai reikėjo man. Kodėl čia 70 km/h? Ir jeigu ką, čia yra duoklis vidutinio ir jis yra 7 km, kaip suprantu. Jeigu aš teisingai moku ženklų skaityti, kas yra greičiausiai tiesa. Žinau, kad niekas neklausia, bet jeigu ką, aš šiaip moku ženklus. Va, matote, ranka 9-3, nugara ištiesta, akis sufokusavusios, veidrodėlis. Veisik save. Liešia labai palankiai visą dieną. Eisim į Birštoną valgyti šaltibarščių su mineraliniu vandeniu. Aš paragavau. Šiaip kol kas atrodo tiesiog kaip šaltibarščiai. Visų pirma, dėl kaparėlių jie suresni, o visų antra, man atrodo, kad jeigu aš ragauju tiesiog šaltibarščius, jie irgi kažkaip biški suresni. Nu, tokie turi kažkokį kiką. A few moments later. Let's go! Welcome to Kaunas. The weather is tasty. Attitude, great. Kaunas, awesome. Jeigu Kaunui reikės miesto reklamos, kreipkitės. Laimingiausias žmogus Kaune. Ne, liūdniausias žmogus Kaune. Tai lietus vis dar nenustoja lyti. Tai mes varom į Kauno spurginę. Savo, kad ten legendinė Kauno spurginė, turėtų būti labai skanios spurgos. Jeigu tu dabar rastum kokią žiauriai seną uolą ir ten būtų tie piešiniai uolos, tu galimai pamatytum juos. Kauno spurga. Adresas parašytas tom senom raidėm. Taip. Jo. Žinai, kad lietuvių kalba yra vienas seniausių kalbų. Taip. Bet toks
toks įdomus, smagus Nes faktas. šiaip, man atrodo, tokia pat arba panašiai sena kaip egiptiečiai. Vau, pažiūrėkite į ją, jinai moka, jinai žino. O mokėtų, kad pertraukinės žmonės nėra gražu. Susireikšmės Su savo fakčiukais. Tai vat, spurga. Nebuvo gaila varškės, bet buvo su džemu, tai paėmėm su džemu. Paragavom. Žinok, labai skanios spurgos. Nuo 1 iki 10. Aha. Aš mėgstu tokios spurgos, man tos cukringos nepatinka. O labai skani tokia OG faina spurga. Grįžom namo. Ką tu, Saša, veiki? Prasme, aš dabar toks piktas, kad realiai geriau su manim nekalbėti. Gerai? Su manim geriau dabar nekalbėti. Artimiausią pusvalandį, okei? Gerai? Liuks. Gerai? Gerai. Tai kas? Aš išeinu. Tai va, šiaip kitą savaitę lauks dar tokia pati diena, nes mes su Kariauk Lietuvoje darysim 2 tokius video. Šiaip galite prašyti komentarus, ar norėtumėt daugiau, kad dalintumėmės tokiais reklamų kūrimo užkulisiais. Jeigu jums įdomu iš vis. Saša, man atrodo, išpratėjo pavyzdžiui. Saša. Tu priešai tą japonišką samurajų? Ok. Kas tau šiandien labiausiai patiko, ką mes ragavom? Šiaip stebėtinai, tas, Spurga? Neimas dalykas koks. Ai, ne? Koks kaip vadinasi? Plaktinis laumės. Aš jį dar kartą suvalgyčiau. Nu ką, žinau, spurga kaip spurga, ką man pasakyti apie spurgą? Man tai skani labai spurga buvo. Ne, jinai skani spurga, taip, bet jinai nebuvo kažkas tojo, kad... Taigi čia standartinė spurga bulvė, dar vadinas. Ne, bulvė yra desertas. Ne, yra tokia spurga, pavadinima bulvė, dar iki parduotuvė yra. Kada tu pasakiau oficialiai? Maxima yra... Labai Lietuva. Visose didžiosiose parduotuvėse. Spurga bulvė pavadinima bulvė, dėl to, kad jinai tokia kaip bulvė. Varškės spurga čia. O bulvė yra Ne, desertas. jinai ne varškinė. Nu gal jinai ir varškės. Kas be ko, tas spurga vis tiek vadinasi bulvė. Tu pažiūrim. Ką pažiūrėjau? Ar yra tokia spurga? Tu išsigalvoji. Gerai. Vėl neįtartinas Saša savo inkognito. Ne, čia dėl to, kad... Oi. Na. Čia bulvės. Va. Iš tolo galvojau, kad čia spurgos. Nu, Okay. iš tolo. Va, aš apie šitas. Varškės spurgos. Va gerai. būtent. Gerai, bet skonis grinai kaip šitos. Ne? Grinai. Ne, jie buvo sold out varškės spurgų. Ne, aš suprantu, bet labai panašus skonis. Tekstūra labai panaši. Nu, okei. Aš tai vat vėl grįžau prie Simsų. Kol kas 2 dieną iš eilės jau žaidžiu. Bet jau eisim greit miegot. Tai ties tom su jumis šiandien atsisveikinsim. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir tiksliau, susimatysim rytoj. Nes taip pat atsisveikinti, reikia čia vlogo pabaiga. Pasimatysim rytoj. Labas rytas. Šiandien aš gavau užduotį iš Sašos atkartoti Pinteresto pusryčius. Pirmas pusrytis yra toks va avokado toastas ir avižinė košė. Tai taip galiausiai gausi skrebutis. Man atrodo pakankamai pinterestiška. Košė irgi. Va. Aš hipariškoj kaviniai už visą šitą iš kokių ir plus kava. 4 eurų galėčiau paprašyti. Išnervinai dabar įsijungiai savo kamerytę, kaip visada, kaip sakoma. Tu pradėtum iš anksto filmuoti, kad žmonės matytų, kokia tu iš tiesų. Ne kokia tu ne Simona Cim. Aš darysiu video. Simona Cim, dvitaškis, the real face. The two-face prick. Aš nemėgstu šiaip dalintis tokiais dalykais, bet Simona, kadangi paprašė dėl savo vaizdo įrašo vlogo, ko nenori pripažinti, gal nori šitą pasidalinti per video? Nežinau. Gerai, nesidalink niekada gyvenime niekom. Gerai. Nemėgstu dalintis, paaiškinsiu dabar. Sakiau per kažkokį video, kad nemėgstu dalintis dalykais, kuriuos darau. Gerai, pasakysiu pavyzdį. Pavyzdžiui, aš kitą savaitę noriu nubėgti 10 km, bet aš apie tai niekam nesakysiu, kol aš nenubėgsiu 10 km. Nes tada, lyg aš jau pasakiau savo galvoje, kad viskas, visi žino, kad aš bėgsiu 10 km, tai aš kaip ir nubėgu savo galvoje. Ir dingsta tas, kad tai viskas, dar nebėgsiu. O tai kam, visi žino. Nu čia šiaip aplamai blogas mąstymas, bet kol kas, žinai, palaipsniui. Aš norėčiau turėti mąstymą, kur aš aplamai niekam nieko nesakau. Gerai pasidalinsiu, jeigu tai prašot, maldaujat. Prašom. Simona paliks nuorodos aprašymė video, mano banko sąskaita ir kai į ją bus 100 eurų pervesta, aš papasakosiu, ką aš darau. Ne, gerai, papasakosiu. Nu gerai, viskas. Čia juokelis buvo. Aš noriu išmokti japonų kalbą, nes tiesiog aš noriu padaryti.
Nu, ir mes už 1,5 mėnesio varom į Japoniją. Taip, bet iš esmės aš tiesiog noriu išmokti japonų kalbą. Aš pamačiau per video vyruką, jis atrodo kaip norvegas ar švedas ir jis kalbėjo japoniškai. Ir aš pagalvojau, kad o kuom aš prastesnis? Aš noriu išmokti japonų kalbą. Tiesiog dėl to, kad įrodyti savo, kad aš galiu. Ir Saša iš tikrųjų labai mane įkvėpė. Nes mes seniai kalbam, kad reiktų išmokti japonų kalbą, bet vis nesimokom. Bet Saša mane įkvėpė. Ne, aš džiaugiuosi, kad aš tave įkvėpiu tom, bet aš dar per daug pamatuosiu, kad aš kažką įkvėpiu. Pasunkiausia vis tiek yra tiesiog pradėti kažką daryti, prisiversti. Wow. Tai tas Bet mane tu įkvėpė. filosofas galėtum būti. Kas sakė, kad aš nesu. Tu jau esi trendas, tu filosofas, šefė, Šefė. taip pat esi... Ratatouille. Ratatouille. Taip, Ratatouille. Tai pradėjau nuo hiraganos, tiesiog va, hiragana. Ar A-I-E-U-U? R-I-U-E-O. A, K, Sa, Ta, I, Ki, Ši, Či. Nu, Jo. O suprantu. daug dar esmę. raidžių? Nežinau, bet video, kur rašo tas raidės trunka 30 minučių, tai turbūt jų nemažai. Mokytis kalbas yra juokinga ir linksma. Jo. Man linksma, pavyzdžiui, buvo lietuvių mokintis. Man vis dar keista šnekėti lietuviškai. Aš automatiškai žinau žodžius, bet aš vis dar savo galvoje verčiu žodžius. Nes atrodo, kad, žinai, jeigu tu sakytum, kad tu nuo vaikystės šneki lietuviškai, aš patikėčiau. Aš tai taip galiu pasakyti, aš matau A nosinės, aš nesuprantu jų. Kaip tu iš vis turi paaiškinti žmogui, kas yra A nosinės? Ir to pasako, bet čia yra A ir jinai su uodegytė. Ir čia žiauriai lengva atsiminti. A su uodegytė, kas čia sunkaus. Bet jinai grinai neturi jokio tarimo. Tu tiesiog A with a little thingy, with the tail. A with the tail. Jo. Paškit komentarus, jeigu mokotės kažkokios kalbos. Ar mokate? Taip, kiek tu moki kalbų geriau pasakyti? Aš moku, lenkų truputį moku. Beje, kalbant apie Japoniją, kadangi mes dabar ruošiamės kelionį ten, norim papasakoti apie programėlę, kurios prireiks tiek keliaujant į Japoniją, tiek keliaujant kažkur kitur. Ypač į kitus žemynus ar šiaip už ES ribų. Jeigu sekate mane iš seniau, tai turbūt žinot jau apie Seilį. O jeigu ne, tai Seilį yra programėlė, per kurią galite įsigyti eSIM. Paprastai, patogiai ir už prieinamas kainas jūs galite įsigyti interneto, kur jūs bekeliautumėte. Tai kad jums nebereikėtų užsienyje nei permokėti už savo roamingą, nei visur ieškoti Wi-Fi'aus, o tiesiog nusipirkate interneto dar Lietuvoje ir jau tik atskridę ir perjungę į eSIM, jūs turėsite su savim visur internetą. Tik visada galioja mano nuolaidos kodas, SimonaSIM, kuris suteiks dar minus 15% bet kokiam planui. O taip pat, jeigu keliaujate į Ameriką, tai Seilį jau siūlo ir telefono numerius. Nežinau, tam reikia paskambinti į restoraną, viešbutį, kažkokią paslaugą, jeigu užsirašėte, ar net tiesiog draugam, jeigu gyvena Amerikoje. Tai nuo šios Seilį programėlėje galite Amerikai dar įsigyti telefono numerį. Tai labai kviečiu išbandyti, patys naudojame jau kelis metus, o Seilį labai ačiū, kad parėmė šį video. Mes varom su Baidarėm. Varom mes tenais, nes vėl filmuosime Keliauk Lietuvoje video apie naktinės veiklas Lietuvoje. Einam dabar parduotuvę užkandžių nusipirkti ir varysim prie susitikimo vietos, kur mus nuveš ir patoblogysim su Baidarėm. Tai dabar 20:09, o pradėsim plaukti mes 9 vakar. Pagalvojau, pafilmuosiu ir jums parodysiu, kaip viskas atrodys. Aš į Baidarėm žiauriai seniai plaukiau prieš gal 10 metų, realiai kai buvo tik 12. Tu? Ką? Su Baidarėm gal plaukiau? Nežinau, nu gal 12-14. Man tos mūsis, aš negaliu, aš su skafandru vaikščiosiu. Okay. Aš turbūt kaime neišgyvenčiau nei dienos. Aš užsakyčiau boltą. Vat ant tiek aš neprijaukintas. A few moments later. Oskarai, lipk iš vandens, kur nusai. Tai va, kilnoja vyrukai Baidarės. Stovi. Va, klevukas. Su kuprinėmis, ne? Klevukas, va. Man atrodo taip. Taip. Ar ąžuolas. Čia klevas. Nu, su biologija nelabai. Nu, aš gerai, kad mes į salę nenuėjom. Aha. Aš neištverčiau. Saša, kaip tu jauties? Vienas birklas. O čia žymiai sunkiau iš tikrųjų negu atrodo. Jo. Tai jau kažkurio momentu realiai pavargsti. Mes turim po persiką, jeigu ką. Ką? Mes turim po persiką, jeigu ką. Turim persikus. Sorry, what is this? The white building. The white building. What is this? There we do wild rabbits fights. What? Yeah, wild rabbits, they fight. Okay. Interesting. Čia taip degėsi iš jūsų virda. O Dieve. Saša! Saša! Tai
tai ties tuom šį vlogą ir užbaigsiu. Ir noriu šiaip su jumis pasidalinti dėl japoniško manikiūro. Pamenu, kokia aš buvau laiminga jį pasidarius. Tai vat, žinokit, aš turbūt gyvenime daugiau nesidarysiu japoniško manikiūro. Man parašė į Instagramą, kas šiaip dabar pagalvos yra gan logiška, kad kai tavo nagai pastoviai, kaip aš darausi gelinį lakavimą, tai pas mane yra gan silpni ir kai man dar tenai trynė su tuo, jie tapo dar silpnesni ir jie pas mane visi sulaužinėjo. Ir kad jūs suprastumėt, aš nedarau nieko specialiai, kas galėtų palaužyti nagą. Tai nežinau, ar man prastai padarė, ar man pačiai reikėjo pagalvoti ir neiti japonišką manikiūrą. Bet aš tik nežinau, kad nagas pagelino toks silpnas ir kad man dar jį nutrins truputį. Tai va. O jums ačiū labai, kad žiūrėjot. Tikiuosi jums buvo įdomu pažiūrėti mūsų kasdienį gyvenimą, kai mes filmuojam reklamas, sportuojam, valgom. Šiaip ačiū jums labai, kad žiūrėjot. Ir visiems iki kito video.